Natūralu, kad kai viskas klostosi ne taip, kaip norime, esame linkę daug dėmesio skirti tam, kas negerai. Galvoje sukasi mintis apie tai, kokios didelės mūsų problemos, kaip viskas blogai, kaip mums nepatinka tai, kas vyksta ir net įsivaizduojame pačius blogiausius scenarius. Bet kas tada vyksta? Mūsų neigiamos emocijos didėja ir žiūrėk, neužilgo galime jau jausti pyktį, nerimą, baimę ir net neviltį. Štai kodėl būtina atkreipti dėmesį į mūsų pasaulėžiūrą, į tai, apie ką mes galvojame, į ką sutelkėme dėmesį ir kaip mes matome dalykus, kurie vyksta mūsų gyvenime. Sakykime, užsidėję akinius nuo saulės, matote tą pačią aplinką, kaip ir be akinių, bet viską matote kitaip, tiesa? Tai, ką matote, išlieka, bet tai, kaip tai matote, keičiasi. Dabar akinius nuo saulės pakeiskite tikėjimo akiniais. Kuo tu tiki? Žvelgdami į savo gyvenimą iš tikėjimo perspektyvos, pamatysite tuos pačius savo gyvenimo įvykius, tačiau pamatysite juos kitaip. Todėl, kad jūsų požiūris, paremtas tikėjimu, neleis jums nugrypsti į nerimą ar beviltiškumą ir jisai suteiks jums drąsos ir pasitikėjimo įveikti sunkumus ir eiti į priekį. Ir vietoj abejonių jūs būsite tikras ir ramus, o tai leis priimti teisingus sprendimus, sprendžiant sudėtingas situacijas. Mano pasaulėžiūra remiasi tikėjimu nuo pat avarijos ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl man pavyko įveikti netektį ir skausmą ir atkurti sugriautą gyvenimą. Jėzus Kristus yra mano viešpats, jis yra mano vidinių jėgų šaltinis ir aš juo pasitikiu. Nes bėgant metams aš daugybę kartų mačiau Dievo ištikimybę ir aš žinau, kad viešpats mane saugo ir jis pasirūpins manimi bei mano šeima. Ir šiuos laikus aš matau ne kaip laiką susirūpinimui ir gyvenime baimėje, bet kaip galimybę liudyti Dievo ištikimybę ir jo aprūpinimą. Ir aš todėl sąmoningai neleidžiu, kad mintis apie rūpesčius, baimę dėl ateities mane trikdytų. Pasidalinsiu vieną Biblijos eilutę, kuri man yra kaip formulė, kaip išlaikyti tą ramybę. Tu palaikysi jį visiškoje ramybėje, kurio mintis krypsta į tave, nes jis tavim pasitikė. Čia yra Izaijas 26:3. Palaiminimai jums, būkite stiprus, būkite ryžtingi ir atkaklus, būkite nesustabdomi.